Kuomet mes galvojam ir kalbam apie globą arba įvaikinimą, mes suprantam, kad tai yra rimtas dalykas, atsakingas mūsų žingsnis ir todėl svarbu jam tinkamai pasiruošti. Todėl visi būsimieji įtėviai ir globėjai privalomai kviečiami yra į GIM programos mokymus, kurie ir tam ir yra skirti, kad asmenys ir šeimos galėtų ir pasiruošti ir daugiau įgytų žinių apie globą ir įvaikinimą, apie visą globos įvaikinimo sistemą, apie poreikius vaikų, kuriuos jie priims į savo šeimas, kogi reikia tiem vaikam, ką yra jie patyrę, kokių galbūt sunkumų turėjo anksčiau, kokių galbūt kažkokių skaudžių išgyvenimų, ir su kuriais jie ateis iš to savo senojo gyvenimo į naują. Ir va štai šitie mokymai ir gali suteikti daugiau tokio žinių ir padėti tinkamai pasiruošti šitam žingsniui. Kai kurios šeimos, kurios nusprendžia tapti įtėviais globėjais, jos galbūt neturi vaikų, bet tikrai yra nemažai šeimų, kurios jau augina vaikus. Tai kamgi lygtai atrodytų šitie mokymai reikalingi, kai jau žmonės jaučiasi turintys ir žinių, ir patirties, ir jau čia gal tokie pertekliniai dalykai. Tikrai susiduriam su tokia nuomonė ir tikrai priimam, kad taip gali atrodyti. Tačiau visgi priimti į savo šeimą vaiką, kuris gimė kitoje šeimoje, kuris ateina jau į tavo šeimą su savo kažkokia patirtimi, jau patyręs netekčių, tai yra visi vaikai, kuriems reikia globos ir įvaikinimo, yra pirmiausia netekę savo tėvų, tai reiškia, jis su ta netektim ir su ta netekties išgyvenimu ir visų procesų, netekties suvokimo ir priėmimo, jisai ateina į naują šeimą, į naujus santykius, į kažkokias naujas patirtis. Ir tai yra ne tas pats, kaip auginti savo pagimdytą vaiką. Tai yra kitų tėvų pagimdytas vaikas. Todėl yra mokymai, svarbus žingsnis, svarbus etapas. Mokymai yra 30 valandų trukmės, tai yra 10 susitikimų po 3 valandas. Ir mokymų metu paliečiama daug svarbių temų. Kalbama ir apie, kaip minėjau, pačią sistemą, kaip jinai veikia. Toliau kalbama apie atvirą kalbėjimą su vaiku, apie globą ar įvaikinimą, apie jo tą kilmės šeimą, apie jo praeitį, kaip su vaiku tinkamai kalbėti, apie galbūt nelabai malonius ir džiugius dalykus, gal ir skaudžius kartais, ne? Ir tikrai tai kartais būna nelengva. Tai visą tai mes aptariam mokymuose. Diskutuojam, darom pratimus, analizuojam, dalinamės patirtimis ir nuomonėm. Kita labai svarbi tema yra prieraišumas. Tai toksai bazinis mūsų visų poreikis prisirišti prie žmonių, kurie mumis rūpinasi. Tačiau vaikai, kuriems reikia globos ir įvaikinimo, dažnai būna neturėję to saugaus prieraišumo patirties. Jie ateina su savo tą ankstesnę patirtimį į kitą šeimą, į kitus santykius ir neretai atsineša tas savo ankstesnės patirtis ir savo tą ankstesnę išgyvenimo strategiją, kuri tuomet jiems galbūt padėjo. Bet dabar tai gali ir trukdyti. Tai irgi labai svarbu globėjam ir įtėviams suprasti, kad tokie dalykai gali atsitikti. Dar viena tema, tai yra mes kalbam apie netektis. Nes kaip jau minėjau, visi vaikai, kuriems reikia globos ir įvaikinimo, tai kažkas atsitiko su jų tą prigimtinę šeimą, kad ta šeima sugriuvo ir jam reikia kitų tėvų, kitos šeimos. Reiškia, vaikai ateina į tą naują santykį su kitais suaugusiais žmonėmis, atsineždami kažkokią jau savo istoriją. Tai globėjų ir įtėvių užduotis ir yra padėti vaikam priimti tos savo praradimus, juos išgyventi, susitaikyti su jais ir kurti kitus saugius pastovius ryšius. Kalbam apie kitus svarbius dalykus, pavyzdžiui, apie savivertę. Kad toks irgi labai svarbus mūsų sėkmę lemiantis veiksnys, kai mes bendraujam, kaip mokomės, kaip siekiam kažko gyvenime, tai yra tai, kaip mes patys save priimam
kaip save suprantame, kaip vertiname save. Tai vaikai, kuriems reikia globos ir įvaikinimo, kartais jų ta savivertė būna pažeista, nes žinojimas apie tai, kad kažkas tave paliko, kad tavęs nepriėmė arba tavęs neieškojo, dėl tavęs nesistengė, tai lyg tai duoda tokią mintį perša, kad reiškia, aš nebuvau vertas tos meilės, ar rūpesčio, ar tų pastangų. Ir tuomet vaikams formuojasi tą toksai supratimas apie save, kad aš esu kažkoks nepakankamas, nepakankamai ten geras, gražus, protingas ar dar kažkoks. Tai įtėviam ir globėjam tenka užduotis stiprinti vaiko savivertę. Ir jie tą gali padaryti ir paprastai tai ir vyksta natūraliai, kuomet vaikas jau pasijaučia saugus ir ramus to šeimoje, kai jaučia, kad štai šitiem žmonėm jis yra svarbus, mylimas, tai ta savivertė atsistato. Ne tik kalbam apie vaiko savivertę, bet taip pat kviečiam ir įtėvius globėjus, būsimuosius įtėvius globėjus, pagalvoti apie jų pačių savivertę. Kas turėjo įtakos, kaip ta mūsų savivertė formavosi. Kas dabar turi įtakos tam, kaip mes save vertiname. Ar tai yra pastovus toksai dydis, ar ta mūsų savivertė kinta, ar ne? Nes taipgi atsitinka, kad dėl tam tikrų gyvenimo įvykių, mes kartais jaučiamės netokie jau, pasitikintis. Vienas iš mokymo tikslų yra padėti būsimiem įtėviam ir globėjam priimti teisingą sprendimą, tai atsakyti savo klausimą, ar tikrai globos ar įvaikinimo kelias man yra tinkamas. Ar aš, ar mano šeima yra tikrai tinkama aplinka priimti vaiką, kuris yra patyręs netekčių, kažkokių traumų, skriaudų. Tiesiog pasimatuoti, taip galim pasakyti, įtėvio ar globėjo kostiumą ar suknelę ir įsivertinti savo galimybės, savo pasiruošimą, savo žinias, savo patirtis asmeninės, nes tai irgi yra svarbu, nes tos mūsų asmeninės patirtis gali mums padėti priimti vaiką į savo šeimą, bet kartais gali ir trukdyti. Tai mokymų tikslas ir yra toks padėti šeimom įsivertinti, ar tikrai globos ir įvaikinimo kelias jums yra tinkamas. Patys mokymai niekaip neįpareigoja šeimų ar asmenų būtinai tęsti, eiti globos ir įvaikinimo keliu. Jie iš tiesų gali išklausyti mokymus, ir pasakyti, ačiū, mes supratome, šiuo metu mes nesijaučiame pasirengę tapti įtėviais ar globėjais, ir šitoj vietoje mes atsisveikiname ir viskas. Nors ir pasitaiko, kad kai kurios šeimos apsisprendžia netęsti mokymų ir nubyra, tačiau mokymų toks tikslas ir yra. Svarbiausia yra priimti teisingą sprendimą. Geriau priimti mokymų metu arba pasibaigus mokymams, negu suprasti, kad kažkas negerai, kad aš dar nesu pilnai pasirengęs, tuomet, kai jau vaiką priimu į šeimą. Geriau tas sprendimas yra priimamas mokymų metu. GIMP mokymai yra privalomi visoms šeimoms, kurios pasirenka globos ar įvaikinimo kelią. Kuomet šeima pateikia prašymą globoti ar įvaikinti, yra atliekamas jų pradinis įvertinimas, kurį atlieka Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, ir tuomet jie gauna kvietimą į mokymus. Lietuvoje vis dar yra vaikų, kuriems reikia globėjų ir įtėvių. Todėl tuos žmonės, kurie svarsto apie tai, kurie galvoja pasirinkti globos ar įvaikinimo kelią, kviečiu drąsiai ateiti į mokymus ir daugiau sužinoti, daugiau patirti ir priimti tą teisingą sprendimą.